Radio Džemas. Radio Džemas. Radio Džemas. Radio Džemas. Labas vakaras, mėly Kurorto radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Radio Džemas, kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą. Siūlome kartu praleisti valandėlę, išgirsti, kas naujo vyksta Lietuvoje, pasaulyje ir kaip gyvena žmonės mūsų šalyje. Tai šiandien kalbėsiu ir bandysiu pakalbinti vieną savo bičiulį, draugą, man atrodo, galiu taip vadinti, Gabrielių Zapalskį, kuris pasikvietė mane į Gusto blyninę ir papasako, kad tai yra pirmoji Gusto blyninė Lietuvoje. Dar prieš tai papasako daug kitų įdomių istorijų, bet apie jas gal šiek tiek vėliau. Tai pirmiausia, labas Gabrieliau ir klausyk, kaip tu laikais? Aš laikaus labai gerai. Aš žinau, kad aš rytoj galiu pasakyti visai kitaip. Bet iš tikrųjų, nes mes dažnai, žinai, kaip sako, kaip tau sekasi. Dažnai žmonės sako, man čia aš turiu tokių rūpesčių, turiu tokių problemų. Bet iš tikrųjų mes visi esam pakankamai laimingi, mums visiems tikrai gerai sekasi ir mes visi puikiai laikomės. Kodėl? Nes mes esame sveiki žmonės, mes galime kažką kurti, mes galime daryti, tai man atrodo, kartais visiems patarčiau sustoti ir pagalvoti, kad iš tikrųjų viskas yra gerai, nepaisant to, kad mes turime labai daug kasdieninių problemų. Tai taip, pozityviai pradėsim šią laidą, teisingai, nėra čia ko, gražus tas ruduo, nors ir dienos lietingos, bet galiu pasakyti, kad niekur pasaulyje, kur buvau, dar nemačiau tokių gražių rudenų kaip Lietuvoje. Gabrieliau, jeigu aš jau apie kažkokias keliones ir pasaulį netyčia užsiminiau, tai gal ir pakalbėkime. Aš žinau, kad tu nesenai parlėkei iš labai tolimos šalies. Tu buvai kažkur rytuose, gal gali papasakot, kur tu buvai ir ką tu ten veikėjai? Aš buvau Mongolijoje. Tiesą sakant, buvo labai įdomi situacija dėl to, kad vos nesigavo taip, kad aš tiesiog būčiau kaip ir nevažiavęs tą Mongoliją. Bet man tėtis labai gerai sako, galimas daiktas, kad tai bus vienintelė akimirka tavo gyvenime, kada tu nuvažiuosi į Mongoliją. Ir tai bus tikrai didelė egzotika. Ir iš tikrųjų, aš nuvažiavau į Mongoliją, tai buvo teatro festivalis, būtent monospektaklių festivalis, su Klaipėdos pilies teatru, režisierius Alvydas Vizgirda, ir jis beprotiškas yra keliauninkas, kaip ir jo asistentas Vytas Aleknavičius. Režisierius yra apkeliavęs jau 80 pasaulio šalių, rašo straipsnius, lygiai taip pat panašiai, kiek dabar, jeigu neklystu, 60 šalių yra apkeliavęs jo asistentas, tai keliavau su tikrais tokiais grandais keliauninkais, jie man daug papasakojo, daug jie domisi tomis kelionėmis, kur jie bus, kur jie būna, kur jie buvo. Tai Mongolijoje mes praleidom savaitę ir tai buvo teatro festivalis. Labai gražiai mus priėmė, labai buvo gražu pažinti Mongolijos ne tik, sakykime, kažkokią miesto kultūrą, nes tos miesto kultūros, matosi, nėra daug, nes tu supranti, kad tiem žmonėms kaip ir tas miestas nelabai rūpi ir nelabai jiems reikalingas. Kaip ir visur, daugybė mėgdžiojimo, galbūt vakarų, tai yra, sakykime, jeigu taip trumpai kalbant, tai daug spalvotų reklamų, kažkokių labai madingų drabužių, o sakykime, matosi, kad jiems nereikalinga dėl to, kad jie nuo pat prigimties yra klajokliai. Dėl to pavažiavus truputį nuo centro, iš karto prasideda jurta. O gamta iš tikrųjų daro įspūdį, tai yra stepės, tai yra tie kalnai ir tai yra iš tikrųjų labai didelė ramybė dėl to, kad niekas nėra apstatyta, daugybė yra laisvų erdvių, kur tu gali tikrai drąsiai pakvėpuoti grynu oru, pamedituoti. O paskui po tos savaitės praleistos Mongolijoje mes keliavom į Kiniją. O Kinija buvo tiesiog
grinai pažinimui. Mes tiesiog važiavom pabūti savaitę, mes būtent buvom Pekine, apkeliavom, buvom ir uždraustam mieste, Pekino centre, didžiausiai pasaulyje aikštėje, buvom keliose muziejuose, buvom, žinoma, prie didžiosios kinų sienos, nes jeigu važiuoji į Kiniją, tai būtinai turi prie didžiosios kinų sienos nuvažiuoti. Taip, bet ten daug turistų dėl to, kad tai yra išmindžioti takai, bet vis tiek tu bandai kiek įmanoma prikelti, kiek įmanoma užuosti tą senąją kultūrą, kurią mums visur rodo va čia per televizorių, kur visur knygos yra rašoma, tai va nori kažkaip ją užuosti. Jos kiek ten yra likę, man atrodo, vertėtų kiekvienam pačiam nuvažiuoti pasižiūrėti tą situaciją. Tai va ta kelionė iš tikrųjų buvo vertinga, dėl to, kad neaišku, kada apskritai dar gyvenime teks proga nukeliauti į tokią šalis. Gal į Kiniją taip, gal dar, nes vis dėlto tai labai didelė šalis, ten veiksmas vyksta, Mongolija, sunku to tikėti. Gerai, klausyk, tu paminėjai, kad tu ten važinėjai su monospektakliu, ne? Ir aš asmeniškai, kaip dar tik pradedantis teatro lankytojas, dar nedaug žinau apie teatrą. Ir tu dabar turi progą man ir klausytojams papasakot, kas tai yra monospektaklis ir kuo jis skiriasi nuo šiaip spektaklio, kur mes šiaip įpratę matyti spektaklius. Monospektaklis, pirmiausia, skiriasi tai dėl to, kad tu esi monospektaklį dažniausiai vienas. Vienas, žinoma, kaip aktorius. Kaip aktorius, kaip, sakykime, artistas, kuris turi kažkokią poziciją ir apskritai temą, apie kurią jis kalbės žmonėms, kaip pavyzdys Mongolijoje, kurie apskritai net nesupranta nei vieno lietuviško žodžio. Tai skiriasi, žinoma, skaičiumi atlikėjų, tai kas yra labai paprasta, o kitas dalykas net nelabai skiriasi dėl to, kad kiekvienas aktorius ir ypatingai pagrindinis, dėl to, kad automatiškai monospektaklį tu esi kaip ir pagrindinis aktorius, dėl to nėra prasmės programėlėje rašyti pagrindinis aktorius. O spektakliuose lygiai tas pats yra pagrindiniam aktoriui turėti poziciją, turėti tvirtai temą, turėti aiškią mintį, ką jis nori pasakyti, kažkuria prasme, kuris turi tvirtą pasiryžimą kažką pakeisti, nes aš vis dar tikiu tokią utopiją, kad aktorius ir apskritai teatras nuo pat mažų dienų, jis vis dėlto gali pakeisti kažką mūsų visuomenė, kažką gali pasakyti, kažkam gali disbalansuoti mūsų nuolatinę kasdienybę ir šiek tiek paklausti kai kuriuos dalykus iš naujo dar kartą. Tai va, aš vis dar tuo tikiu, tai skirtumas kaip ir nėra didelis, tik tiek, kad tu esi vienas ir gal tu neturi tokio didelio palaikymo ir neturi užnugario, negali pasislėpti. Dėl to tu turi būti pakankamai atviras ir pakankamai nuogas. Gerai, man tada natūraliai kyla klausimas dėl režisieriaus. Aš įsivaizduoju, kad tarkim, kai yra daug žmonių scenai, režisieriaus vaidmuo man yra ganėtinai aiškus, jisai turi sutvarkyti visą tai, kas vyksta ir sudėlioti viską į vietas, ir kai yra daug žmonių, tai yra ganėtinai rimtas darbas. Ir gerai, tai tu esi vienas dabar scenui monospektaklyje, koks yra tada režisieriaus vaidmuo, lygiai toks pats, ir atsiranda kažkokių tai kitokių užduočių? Pirmiausia, monospektaklyje pagrindinis dalykas yra tai, kad vyksta ta laboratorija ir tas reikiavimas lentynose kažkokių knygų, kitaip tariant, sakykime, tai, ką tu nori pasakyti. Tai dideliam maštabiniam spektaklyje tu turi reikiuoti aktorius ir gal tai kartais laikas yra sunaudojamas mizanscenų išstatymui, kartais simbolių surikiavimui ir taip toliau. Monospektaklio darbo metu vyksta tokia, sakykime, savotiška laboratorija po žmogaus vidų, nes tu esi vienintelis atlikėjas, dėl to tas reikiavimas tų lentynėlių yra ne šiaip kažko iš išorės stumdymą į vietas, o būtent tavo vidus. Būtent kiekvienas sakinys turi turėti kažkokią prasmę. Kaip aš puikiai niekada nepamiršiu, kada režisierius man sako, yra toks sakinys. Aš, pavyzdžiui, niekada gyvenime nesu buvęs tropikuose, būtent kas yra kalbama toje pjesėje. Aš niekada nesu buvęs, pavyzdžiui, Indijoje, bet mes tikime tą utopiją, kad aktorius net nebuvęs niekur gali būti visur. Ir man sako, toks sakinys, jūs nepažįstate tropikų. Aš turiu būti, aš toks jaunas, sakykime, aktorius, turiu pasakyti publikai, kuri galbūt pusė iš jų, sakykime, kaip pavyzdys, gali būti pusė iš jų buvusių Indijoje. Ir aš jiems sakau, jūs nepažįstate tropikų. Ir aš turiu tai pasakyti, pats įsivaizduodamas, pats suvokdamas kažkokius tai savo tos tropikus ir juos įtikinti, kad iš tikrųjų jie nelabai viską pažįsta, kas yra tropikuose.
Tai pagrindinis darbas vyksta su tavo vidum ir su tavo grinai sakykim, emociniam skalėm, su tavo mintim. Tai yra labai naudinga aktoriui. Tai yra beprotiškai naudinga, dėl to už tai esu labai dėkingas savo režisieriui. Ar tai yra tiesa, kad aktoriai dirba realiai su žmogaus siela, kaip tu manai? Mes visi dirbam su vieni kitų sielomis. Jinai yra, kaip pasakyti, gal tai yra šiek tiek kitaip sukoncentruotas darbas. Grinai su asmenybės, sakykime, kažkokiais kriterijais, vertybėmis, mes kiekvieną dieną juos vartome iš naujo, mes vėl klausime, ar tai, kas yra tai, yra tai. Ir tai kartais nukrypsta, nueiname į tokius kraštutinumus, kurių jau kartais netimėsi už plaukų ir tiesiog nebežinai, ką daryti toliau, nes atrodo toks įspūdis, kad arba viskas nebeturi prasmės, arba tai, ką darai iki tol, yra absoliutinė nuodėmė. Tai viskas gali verstis 180 laipsnių. Tai, kad dirba su siela, jeigu tai būtent tavo klausimas režisieriai, tai taip. Bet su jie dirbo ir mano tėvai, su jie dirbo ir mano seneliai, su jie dirbo ir mano draugai, su jie dirbo ir aš pats.
aš iš tikrųjų šitą interviu nusprendžiau tam padaryti dėl to, kad mes kartu sėdėjom lofte čia Vilniuje ir tu man pradėjai pasakoti apie tą Kiniją ir aš galvojau, blemba, nu ten įdomi turėtų būti šalis. Ir dabar mano brolis kaip tik Kinijoje irgi ten randasi, jis ten muzikuoja, vakarėlius ten daro ir panašiai. Ar tu galėtum taip papasakot įsimintiniausią dalyką, kurį tu iš Kinijos parsivežiai ir kuris tu buvo gal labiausiai netikėtų? Labai daug dalykų buvo netikėtų, nes visą tai, kad tu matai atvirutėse, matai kažkur geografijos vadovėliuose, kada tu prisimeni, kada tu mokys mokykloje. Čia lygiai tas pats, kaip aš to pasakojau, kad, sakau, kai gyvenau kaime ir atvažiuojant į Vilnių, dabar jau praeinu tose pačiose gatvėse į dieną po 3-4 kartus ir jokių sentimentų, jokio kažkokios nuostabos, kai aš tada tik tais galėdavau pasižiūrėti tų gatvių paveiksliukus, tik tais, sakau, iš nuotraukų, iš kažkur televizijos atkarpų. Ir tai iš tikrųjų darė bet kokiu atveju įspūdį viskas, bet didžiausią įspūdį, šiaip nesu linkęs išskirti, bet iš tikrųjų didžiausią įspūdį padarė tikrai uždraustas miestas, kada aš suprantu, kad ta erdvė, 70 hektarų erdvė, tai yra centrinis Pekinas, tai yra absoliučiai centrinis Pekinas. Padarė įspūdį dėl to, kad ten dabar nieko nėra, ten dabar yra tik turistai ir prižiūrėtojai tos erdvės. Bet tu kažkaip ateidamas ten, kad ir koks tu būtum skeptikas, kad ir koks tu būtum tiesiog turistas vartojantis eilinį kartą objektus, tu kažkokią pajauti energiją, kuri ten egzistuoja kuri egzistuoja šimtmečiais. Tai gal ta energija, ta ramybė, ta harmonija ir padarė tą didžiausią įspūdį. Ir kartais pagalvojau, kodėl aš ten negyvenau. Gerai, o tai kodėl tas miestas vadinasi taip uždraustas miestas, tau pavyko išsiaiškinti, nes pavadinimas tai toks rimtas? Pirmiausia, tai yra 9 metrų aukščio siena aptverta teritorija, tai jį buvo neįleidžiama niekas, išskyrus tik tam tikri, kaip supratau, kadangi tenais buvo imperatoriškosios valdos, imperatoriškosios sodas ir taip toliau, tai grinai buvo susitikimai, kariuomenės vietos. Ten aš kiek žinau apie civilius, tai nieko nėra kalbama. Dėl to tai yra uždraustas, dėl to, kad niekas ir nežinojo, kas iš tikrųjų yra tam uždraustam mieste. O dabar, kai viskas yra atvira, tai mes dabar apie tai galime labai lengvai kalbėti. Gerai, tai pakalbėkim, jeigu galim, tai ir pašnekėkim. Man labai, pavyzdžiui, įdomu, tu esi žmogus amžiaus panašaus kaip aš, gal čiut vyresnis, nežinau, iš tikrųjų nežinau kiek tų metų, bet iš barzdos dydžio sprendžiu, kad turbūt šiek tiek vyresnis negu aš. Ir aš labai norėčiau tavęs paklausti tokio visiškai su teatru nesusijusio dalyko. Kaip tu manai, Lietuva, ne? Čia mes gimėm, augom ir veikiam toliau kažką, tai ar galima čia susikurti jaunam žmogui laimingą gyvenimą ir ar būtina darytis į tą užsienį ir lėkti tenai, nes, tu pagauni, apie ką aš kalbu, apie emigraciją ir panašiai, išvažinėjimus kažkur tai gyvenimus kitur. Kokia tavo nuomonė apskritai apie Lietuvą? Dabar kaip tik statom spektaklį Vienatvė 1991. Ir ten yra tokia situacija, kad sūnus savo mamai, kuri yra išvykusi į užsienį dirbti, kelia savo vlogus, savotiškus video įrašus ir kontaktas yra tarp sūnaus ir motinos yra ganėtinai nutrūkęs. Ir jinai išvažiavusi ieškoti kažkokios laisvės, ieškoti geresnio gyvenimo, galbūt geresnio uždarbio ir visa tai prasidėjo būtent toje tematikoje, prasidėjo būtent po nepriklausomybės. Ir tas sūnus, reiškia, keldamas protestą ir norėdamas atkreipti mamos dėmesį, jis taip pat daro jai video blogą. Bet galiausiai, kada jis jau tenais tos protestus visus baigęs ir pyktį visą išliejęs, jis galiausiai nuleidžia rankas, jis supranta, kad jis nepasakė pačio svarbiausio dalyko, kas iš tikrųjų, ką jis ir norėjo pasakyti, bet emocijos jam neleido, jam ir užtemdė protą. Tai, kad kaip aš tavęs mama pasiilgau. Tai va čia galiu dar pasakyti, kad ateikite į spektaklį lapkričio 10 dieną House of Pūglų Vilniaus gatvėje. O tai va ta tema, reiškia, jinai dabar ypatingai yra ant bangos. Ir
aš už laisvę. Jeigu reikia, važiuok, ieškok, ko tau reikia. Aš kažkaip nesu taip, kad tenais ar smerkti, nes mes dabar labai daug kalbame apie tos emigrantus, mes juos skirstome. Nežinau, aš neskirstau, jeigu jiems gerai, tai tegul. Bet ar čia galima susikurti gerą, sakykime, erdvę, savo erdvę, arba ar čia galima būti laimingu? Vienareikšmiškai taip. Vienareikšmiškai taip. Čia yra apskritai dar ten, kaip kartais paskaitai kai kurios išmintingus dalykus, tai supranti, kad viskas priklauso apskritai nuo tavęs pačio mąstymo. Tai dėl to nereikia labai daug kažkur keliauti, kaip sako, medituodamas gali atsidurti gal net kitoj planetoje. Tai dėl to gal verštis kažkur iš tos Lietuvos ir nebūtina. Įsivaizduok, Gabrieliu, tu gauni šansą būti Lietuvos prezidentu. Bent vienai kadencijai. Aš įsivaizduoju, kad galbūt tai yra toks keistas klausimas, bet įsivaizduok, tu gauni tokį šansą. Ką tu darytum, gavęs tokius įgaliojimus ir tokį statusą? Matai, problema iš karto yra apie tai, aš norėčiau paklausti iš karto, ką prezidentas kiek ten gali ir kiek ne. Kokios jo yra galimybės ir apskritai net kokios sąlygos. Jeigu, sakykime, reikėtų, tu manęs paklaustum, jeigu reikėtų suvaidinti prezidentą, tai reikėtų labai domėtis, koks yra apskritai asmeninis gyvenimas ir kiek reikia išgyventi dėmesio, kiek reikia išgyventi nuogumo, kiek reikia nusirengti, kiek reikia pasakyti, ką reikia pasakyti, kada reikia pasakyti. Tai, bet jeigu aš būčiau prezidentu, dabar, sakykime, jeigu rytoj žinau, kad aš tampu prezidentu, pirmiausia, aš norėčiau sužinoti, ką reikia padaryti. Ką reikia padaryti, tai reiškia, ką reikia padaryti, tai, kaip pasakyti, ką turi daryti prezidentas, kokios yra pareigos. O jeigu iš dabartinės pozicijos, tai aš nežinau, aš tai stengčiausi dėl tų žmonių, bet, kaip to pasakyti, klausimas tikrai sudėtingas man tai. Bet aš dar norėjau pasakyti vieną dalyką, kad mes dažnai, pavyzdžiui, kad ir ta pati žiniasklaida, jinai nieko daugiau neveikia, aš suprantu, jų toks darbas, skirstyti ir iš karto skaičiuoti ir fiksuoti, dėti pliusus, minusus prezidentui ir taip toliau, ir tuo pačiu formuoti visuomenės nuomonę. Tai yra jų darbas tiek to, bet pati visuomenė yra įklaidinta ir įpinta į pinklės, ir čia prasideda, sakykime, savo prezidento kartais labai didelis kritikavimas, kas išeina ne į naudą mūsų šaliai. Mes iš karto pradame skleisti priešingą nuomonę savo, nežinau, draugams užsieniečiams, tai pradeda skleisti, apskritai blogos mintis pradeda kilti į dangų. Dėl to aš galvoju, kad reikėtų patiems atsirinkti ir pasitikėti. Kai tu sutiki žmonėm kartais pasitikėjimo, čia iš tos serijos, kada, pavyzdžiui, vagis ateina ir sako, aš vagiu, ir jis vogia mano daiktą, kad aš nieko nedarau, sakau, vok. Čia iš tos išminties. Ir sakytų, jis man sakytų, aš vagiu tavo daiktą. Taip, sakyčiau, vok. Ir greičiausias daiktas, kad jis nebevoktų. Tai lygiai tas pats, kad jeigu suteiktum pasitikėjimo prezidentui, galimas daiktas, kad iš tikrųjų būtų daug geriau ir net nekiltų abejonių apie tai, kad jis kažką nusižengė ir kažkur padarė didžiulį minusą. Supratau, labai įdomios tokios ir, sakyčiau, filosofinės ir liberalios mintys. Tai, žinai, aš tai paskutiniu metu labai stipriai domiuosi tam tikrais dalykais, kurie vyksta Druskininkuose. Ir pakalbėkim biškį apie Druskininkus. Ar tu esi buvęs Druskininkų? Esu buvęs ir daugybę kartų. Gerai, ką ten veikiai? Poilsiavom, vaikščiojom, gerėjausi gamtą, kuri ten man visai kitokia. Ten man labai ramus miestas. Tikrai labai ramus miestas. Nežinau, gal man čia tik taip atrodo kaip tokiam, sakyčiau, turistų iš kito miesto. Bet šiaip tai man labai gražus ramus miestas. Labai romantiškas, tarp kitko. Nesulaukia kartais kokio nors skambučio iš Druskininkų mero siūlančio nemokamai apsilankyti Aqua viešbutyje? Ne, negavau tokius. Ir aš tik turėjau pasitikrinti, nes paskutiniu metu ten vyksta įdomi specialiųjų tyrimų tarnybos įdomus tyrimas apie tai. Labai laukiu aš iš tikrųjų išvadų kažkokių tai. Nes mes turim merą, kuris ten jau nesikeičia belekiek kadencijų. Ir jis ten iš tikrųjų, bet kaip tu sakei, visuomenė, kuri ten gyvena, Druskininkuose, ne ta bendruomenė, stengiasi nematyti tų dalykų, kurie yra akivaizdus, ar ne? Stengiasi nematyti, ką meras daro blogai, bet stengiasi jam suteikti pasitikėjimą ir netgi yra tokių pasakymų, kad vagia, tai tegul vagia, bet svarbu miestui padaro.
Ir aš galvoju, ar tikrai taip yra gerai, ar tikrai mes turim bet kokią kainą sakyti, kad viskas gerai, ar geriau mums išlikti realistam ir priimti tą faktą, koksai jis yra, ta prasme nemeluoti, žinai, pačiam savo. Kartais tai yra nemalonu, bet kai tu tai priimi, man atrodo, tai tampa ilgainiui ir malonu, nes tai yra toks atvirumas prieš save ir aplink, ką tu manai. Kai aš sakau, kad suteikime pasitikėjimo ir jeigu tu nori vok, tai vok, tai nenueikime kraštutinumą, kad tai reiškia, kad nuleidžiu rankas ir tiesiog žiūriu, kas darosi aplinkui. Tai jokių būdų. Dėl to čia ir prasideda tavo tokia, sakykime, ilgaamžė diskusija tarp to, kada reikia daryti kažką, kur matai, kur vyksta neteisybė, ar kada reikia tiesiog patylėti. Tai čia priklauso nuo pačių žmonių. Tiesiog, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad prie to nuleidžiu rankas tenais ir žiūriu, kas darosi. Norėčiau pasakyti, kad aš tikiu tuo, kad nors kartais ir tos emocijos paima viršų, bet iš tikrųjų tikiu tuo, kad bus taip, kaip turi būti. Dėl to, jeigu žmonės susivienys ir pasakys ne, vadinasi, taip turėjo būti, jeigu pasakys taip ir arba iš vis nieko nesakys ir nekreips dėmesio ir toliau gyvens, vadinasi, taip turi būti. Galbūt toks ilgimas, nežinau, galbūt per lengvas mąstymas, kai aš negyvenu tame sūkuryje. Dėl to atsiprašau visų, jeigu aš nesu nei vienoj, nei kitoj pusėje, bet aš manyčiau, kad teisybės klausimas vis tiek kažkoks turi išlikti, taip, vienareikšmiai. Gerai, tai įdomu, vyksta kas kartą tie Seimo rinkimai, tie politikai, šiaip žodis politikas Lietuvoje apskritai kartais turi labai negatyvų atspalvį, ar ne? Iš tikrųjų, tai aš ten nieko negatyvaus nematau. Žmogus tai yra specialybė, ar ne? Kaip teisininkas, kaip aktorius, kaip muzikantas, kaip daktaras, politikas irgi yra specialybė. Žmogus, kuris turėtų atstovauti visuomenės interesus. Bet kažkodėl tai yra jaunų žmonių tarpe toks mąstymas, kad man ta politika dzin, aš veikiu ką veikiu, man gyvenimas gražus, nenoriu aš ten gilintis ir net jie neina balsuoti. Ar tu pats asmeniškai esi apolitiškas, ar tu kažkokias turi pažiūras politinės apskritai? Tu pavirtojai, kad mano tokios liberalios pažiūros, aš nežinau, kokios mano pažiūros, tikrai. Nesakau, kad jos kinta kiekvieną dieną, bet aš pažiūrų net nelinkęs skirstyti, aš nežinau, kokios jos būna, nes kitais klausimais jos gali būti visiškai konservatyvios, o kitos per daug liberalios. Dėl jauno žmogaus, taip. Aš tau užduosiu paprastą klausimą. Ar tu manai, kad Lietuvoje turėtų būti legalios gėjų santuokos? Labai geras klausimas. Pirmiausia, yra sunku atskirti, kur yra šitomis temomis užaugęs kultas apie tai kalbėti, o kur yra natūralios problemos iškilusios gyvenant čia tokio visuomenė. Tai čia tiek, sakykime, propagandos padariniai, medijos visos, dėl to yra šitiek užsikrėsta tokiais savotiškais tolerancijos, kažkokiam tolerancijos bangom, kas pradeda išsigimti kitokio, žinai, ten vienas kito sekimą ir iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad kaimyno tvartas dega iš tos serijos. Taip, nes arba paskūsiu, ten dar kažkas nusižengė, kažką įžeidė, kažkas į teismą padavė ir taip toliau. Čia tokie, matai, kai aš nedalyvauju tame sūkury, man tai rūpi, kai mes pagabiname temą, pavyzdžiui, kaip aš sakau dabar spektaklį, mes ruošiame, tikrai tos temos mes prieiname prie jų ir supranti, kad, tarkim, apie gėjų teisės kalbėti, jau gaunasi iki tokio lygio, kad tai yra tiesiog tabu. Tiesiog gaunasi, kad apie tai geriau tiesiog nekalbėti, negu būti arba už, arba prieš. Jeigu taip yra geriau, prašau. Tikrai, aš už tą laisvę tikrai, kad nebūtų daugiau ginčų, ar tenais skaičiuojimų, ar tai yra gerai, ar tai blogai. Taip, aš už tas teisės, tegul. Tai buvo nuo senų laikų ir tai visiems žinoma, tik gal dabar tik šį kartą taip yra darytos plačiai duris ir visiems yra mojuojama su dideliais plakatais. Tai aš už to dideliais plakatais, šito aš nepropaguoju. Tu pats dalyvauji dar viename spektaklyje, gal net nereikėtų vadinti to spektaklį, tai yra simuliatorius. Aš pats jame buvau kelis kartus, man labai patinka ir visiems klausytojams rekomenduočiau apsilankyti, jeigu kur nors pamatysite kvietimą arba jūsų miestą atvažiuos šiuolaikinis tolerancijos centras, tai labai kviečiu apsilankyti, nes ten būtent ir yra
sukurta erdvė, kurioje žmogus, kurio žmonės, žinai kaip, padarom taip, tu papasakok man apie šiuolaikinį tolerancijos centrą, papasakok klausytam, kas tai yra, nes aš manau, kad tai yra unikalus teatrinis reiškinys apskritai Lietuvoje. Labai trumpai, kad išliktų tas noras vis dėlto ateiti tą spektaklį, tai lapkričio 5 dieną kultūros bare Kablys vyks ŠTC Bad Rabbits plataus meninio profilio sindikato spektaklis, performansas, sakyčiau, iki tokio plataus žanro, kuriame yra nagrinėjimos problemos grinai darbo pokalbio simuliatorio būdu. Tai reiškia, žmonės ateinantis į darbo pokalbį, kaip pavyzdys, neščia moteris, homoseksualus pedagogas, moteris su žandikaulio problemus, kurie nori dirbti grožio salone ir dar keli asmenys, kurie nori įsidarbinti į tam tikras firmas ir tų firmų vadovai patampa žiūrovai. Ir jie turi galimybę balsuoti, priimti darbą arba nebepriimti. Ir tada vyksta tokia savotiška analizė mūsų tolerancijos lygio. Kaip čia gimė tokia idėja? Nes ganėtinai man atrodo unikali. Aš sakau, aš teatru tikrai tik nesenai pradėjau domėtis, bet kaip tai atsirado, kaip iš čia sugalvoti padaryti ir koks yra tikslas? Man atrodo, jeigu nesuklysiu, tai Giedrė Kriaučionytė režisieriai užgimė pirmoji kažkokia šios idėjos apraiška ir tai dar buvo studijų metais. Ir tai vyko grinai todėl, kad, kaip aš sakiau, kad tas kultas kalbėti apie tas lygias teisės tarp vyro ir moterų, kalbėti teisės homoseksualių žmonių, kalbėti teisės apskritai, sakykim, kas yra gražus, kas yra negražus. Tai grinai iš to kulto, iš tos medijos antiek pasiekto aukšto lygio apkalbų ir gimė šitą idėją, kad tiesiog laikas mums patiems panalizuoti, atėjus į spektaklį, ko mes gal visai nesitikime, panalizuoti ir pavertinti, kokioj vietoje ir kokioj mes situacijoje esam šiandien. Gerai, taip, papasakau dar man tada apie jūsų tą kompaniją, apie jūsų tą komandą, kuri čia visą tai sugalvoja. Jūs vadinatės Bad Rabbits, ar ne? Kaip jūs susikūrėt ir kas tai yra per reiškinys? Aš nemanau, kad tai yra teatras, teatro grupė ar trupė, ar aš klystu, kas tie Bad Rabbitai? Bad Rabbits yra plataus meninio profilio sindikatas. Galbūt šitas apibūdinimas ir geriausiai apibūdina, kad tai yra ne trupė, ne kažkokia komanda, ne šiaip kažkokių visuomenės aktyvių žmonių grupelė. Tai yra žmonės, kurie aktualias problemas kviečia spręsti kartais su interakcijos elementais ir įtraukdami žiūrovą. Kad žiūrovas pataptų dažnai pasirodymo dalyviu. Ir kitaip tariant, tai yra turbūt gatvės teatro, sakykime, kažkokia gatvės teatro pasekmė. Dėl to bandymas sujungti gatvės teatrą ir klasikinį teatrą, kokį mes įsivaizduojame teatro erdvėse tradicinėse. Supratau, apie gatvės teatrą man labai patinka, nes aš pastebėjau, kad Lietuvoje tai Vilnium ir aš vasarą, pavyzdžiui, nematau, kad kas nors ten gatvėse labai tą teatrą darytų. Ar jūs turite tokių norų, ar yra tarp jūsų tokių idėjų nuskambėję, kad galbūt reiktų gatvėse vasarą kažką padaryti? Tai tos idėjos sklando visada. Ir gatvės teatro pakankamai, sakykime, tokia kaip forma, kaip teatro apskritai forma, jinai yra pakankamai plati ir lanksti. Tai todėl nesistebiu, kodėl, pavyzdžiui, tarkim, kad ir tam pačiam šiuolaikiniam tolerancijos centre yra, pavyzdžiui, sakykime, iš tų kūrėjų yra net ir ne aktorė, ne kažkokios ten ar baigusi. Tiesiog žmogus, kuris iš esmės puikiai žino, kokiais poziciją nori atstovauti tame spektaklyje, kokią mintį nori pasakyti. Ir man atrodo, kad tai kartais net priartina prie to žiūrovo. Ir nėra tos atskirties. Čia yra aktoriai, čia yra žiūrovai. Ne. Kad mes esame vienas ir tas pats, todėl kalbėkime apie aktualijas. Gerai. Pakalbėkime apie muziką, Gabrieliau. Aš kažkaip pats irgi ten tą muziką mėgstu, esu biškį muzikuojantis ir šitoj laidoj be perstojo skamba muzika, kitaip aš neįsivaizduoju šitos laidos. Tai aš žinau, kad tu ne vien aktorius esi, tu dar ir mėgsti kitus dalykus paveikti. Nesenai, čia vasarą turbūt,
balandžio mėnesį jūs susibėgot su draugais aktoriais, kas man vėl yra labai gražu ir žavu. Aš tiesiog negaliu patikėti, kaip aktoriai Lietuvoje įnirtingai būrėsi į grupės ir galiu pasakyti, iš to, ką girdžiu, tai smarkiai netgi duoda į kaulus muzikantam, ne? Nes jie pateikia kažkokius unikalius variantus muzikinius. Tai papasako, kas ten įvyko balandžio mėnesį. Papasako, kas įvyko balandžio mėnesį. Va čia yra pati smagiausia turbūt istorija. Tai va balandžio mėnesį, 25 dieną, kultūros maratone Kablys, buvo planai tiesiog man pačiam, aš galvojau, kad aš vienas sudalyvausiu ir tiesiog pirmą kartą galbūt šiek tiek viešai pasidalinsiu savo muziką. Ir paskui kažkaip aš pagalvojau, kad kažkaip gal pradžiai vienam yra per drąsu. Tiesiog kadangi vis tiek aš taip nenoriu, taip, kaip pasakyti, vienas ir to labiau, kad buvo draugų čia aplinkinių, kurie tikrai palaiko ir tą pačią mano muziką ir aš pasiūliau prisijungti. Ir aš iš pradžių pasiūliau prisijungti Beladai, kuri yra tokia tikrai fantazijos kupina moteris ir pasiūliau Danui savo kursiokui, paskui pasiūliau dar savo kursiokui Mantui, su kuriuo mes per visą mokymosi laiką akademijai mes taip ir nesugebėjom vienas taip, iš Kamanių Žilelio vienas kitam taip ir nesugebėjom pasiūlyti, tarsi išdrįsti pasiūlyti, pagrokim pagaliau kartu. Tai va, ir pagaliau tai įvyko ir dar pasiūliau, žinoma, Jurgiui Marčėnui. Tai kitaip tariant, reiškia visi mes 5 ir pagrojome Kably 25 dieną. Ir tai buvo nieko nesitikima iš to koncerto, tai buvo tiesiog noras pasidalinti gražią muziką. Gražia muzika, tai prasme ne tai, kad mes sakom, kad tai yra graži muzika, o tiesiog tokia, sakykim, pozityvia muzika, gražia kažkokia šviesa ir taip toliau. Ir taip atsitiko, kad 25 sugrojus Kably, po to karto visai buvo daug atsiliepimų, daug kažkaip tokio palaikymo ir aš tiesiog nusprendžiau paduoti paraišką į Lofte vykstantį LRT Opus jaunųjų grupių konkursą, padaviau paraišką, nieko nesakė savo draugams. Ir ta paraiška pasitvirtino, mus priėmė tą konkursą ir prasidėjo visą vasarą truksantis konkursas ir mes nukeliavom iki finalo. Tai buvo džiugu, mes sulaukėme labai dėmesio, labai dėkoju Linui ir Marijai, kurie sakykime, iš vadybinės pusės mus pastebėjo ir su kuriais mes po šiai dienai jau mezgame ryšius ir bandome kurti bendrus dalykus. Ir dabar noriu dar pakviesti lapkričio 7 dieną būtent kūrybinių industrijų konferencijos uždarimą, lapkričio 7 Lofte What's Next uždarimą. Grosim mes Whale Sounds. Tai va, ir juokinga ta istorija, todėl, kad šitas Whale Sounds patampa net kartais ne tik tas stilius, ką mes grojam, ten, sakykime, tas ambientas, reiškia kažkokie išplaukimai, ar ten kosmoso muzika, kaip ją galim čia įvardinti, mes dar džiaugiamės, kad net to žanro nelabai galima apriepti, tokie utopistai. Ir dar vien dėl to, kad viskas taip atsitiktinai vyksta po šiai dienai, kad mes net ir tuos atsitiktinumus vadiname Whale Sounds. Jeigu kas nors sugedo, kas nors atsitiko, kažkas pavėlavo, tai yra Whale Sounds. Tai va džiugu, kad tas atsitiktinumas vis dar tęsiasi ir kad jis nenutrūksta. Ir labai džiaugiuosi, kad va tie žmonės, kurie va kartu keliauja va šitą kelionę su šituo reikalu, labai džiaugiuosi, kad jie patys nori ir pasirodo, kad nereikia klausti jų, kada repetuojam, kada renkamės, darysim tą ir tą. Nereikia, jie patys. Tai va tai yra labai džiugu. Aš įsivaizduoju, kad mūsų laidą klauso ne tik tai žmonės, kurie supranta anglų kalbą, tai noriu pasakyti, kad Whale Sounds tai išvertus reikštų banginio garsai. Kodėl toks pavadinimas? Banginio garsai todėl, kad pirmas impulsas buvo... Pirmiausia, banginis yra man labai išmintingas gyvūnas. Išmintingas tas, todėl, kad jis neturi, sakykime, bent jau aš kiek gyvenau, tai vat nepastebėjau kažkokio labai aiško charakterio sukurto būtent banginio mūsų pasaulyje. Sakykime, mes dramblys, žinome, toks gali būti liūtas tenais, arba drąsus, arba kaip tik bailus, visiškai priešingai, jis turi kažkokias, sakykime, kryptis. O banginis, man atrodo, toks išmintingai tyliai kažkur gyvenantis ir galintis pasakyti labai daug, ko mes tikrai net neįsivaizduojam. Ir grinai dar ir nuo tų pačių legendų, kad, kaip sako, pasaulis buvo laikomas ant dramblių, ant banginių. Tai vat man kažkas tokio nepažinto. O paskui dar ir pasidomėję sužinojom, kad gyvena toks vienišas banginis, kuris vienintelis banginis pasaulyje, kuris negali susikalbėti su kitais banginiais, nes skleidžia visai kitų dažnių garsą. Tai va, tai visa šita istorija ir priedo dar,
jeigu pats dar pirmiausias impulsas, tai buvo išgirstas toks, sakykim, kažkoks gelmės garsas. Mes visą laiką stengiamės groti kažkokią, sakykim, kodėl tą ambientinę, kažkokią kosmoso muziką tam, kad mes visą laiką grodami galvojam, bent jau aš tikrai galvoju, kur tas garsas, žinau, kad dar tikrai jo nėra, bet kur tas išminties garsas. Pamenu iš to konkurso grupių, tai man įstrigo komentaras Povilo Miškėlos, jisai jūs šamanais išvadino. Ką tu manai apie tokį, nes iš tikrųjų, kad kai ateini jūsų koncertą, tu negauni ten, žinai, to trankaus dalyko, kurį gautum, tarkim, roko grupės koncerte, kur ateini, žinai, įsitaškai, įsidūksti ir varai, po to dar 3 dienas apie tai kalbėjau, kaip buvo faina. Su Will Soundais kažkaip vyksta lyg kažkokia kelionė, ar ne? Ir ar ta kelionė, ar jūs turit kažkokį tikslą, kai jūs lipat ant scenos, ar jūs susitarėt iš anksto, ką mes šiandien norim padaryti, ar jūs esat labiau tokie, kurie leidžiat akimirkai vykti? Vakar gulėdamas lovai prieš miegą, supratau vieną dalyką, kad mes esam kaip laive, kaip įgula. Tikrai, kad mes rengiamės į kelionę, nežinau kokio laivo, ar tai yra jūroje ant laive, ar tai yra kosmoso laivas, nežinau koks tas laivas, bet žinau, kad mes tikrai esame įgula. Kad Belada yra atsakinga už mūsų sireną, už mūsų šviesą, už mūsų ryšį, už mūsų kažkokią žinutę skleidimą, kad Jurgis mušdamas savo būgnus yra mūsų varikliai, kad mūsų Danas yra subtilusis pasaulis, yra iškeregys, kad mūsų Mantas yra energijos pliūpsnis, visada, kada reikiantis užkurti ir gali įpūsti. O aš kaip kapitonas žiūriu į priekį, kur mes plaukiam ir galiu pasakyti, kad pasukim truputį į šoną. Tai mes esame įgula, o pats, sakykim, tas buvimas, tai džiugu, kad gal ir nereikia tokio sąmoningo susitarimo, kad visi turim kažkokių paieškų ir kodėl tai patampa gyva ir gal šiek tiek netikėta, tuo pačiu improvizuota, nes mes tikrai daug labai improvizuojam duotuoju metu, reiškia, kada grojam. Labai džiugu yra tai, kad kiekvienas begrodamas, jis groja ne tai, kas sutarta, o ieško čia ir dabar. Gerai, tai po tokių ilgų kalbų apie Will Soundus mes dabar su klausytojais ir paklausysim kažką iš banginių repertuaro, o po to sugrįšim atgal į laidą.
mums atnešė kaip tik blynus pačiu metu, pačioje laidos kulminacijai gausim skanių blynų. Tai gerai, aš suprantu, kad su tavim galima šnekėti čia valandomis ir apie bet ką, ir galime prišnekėti įvairių dalykų. Aš noriu dar pabaigai sugrįžti vis dėlto nuo ten, kur aš kažkada pradėjau, tai yra į Druskininkus ir jeigu tu ten esi buvęs ir ne kartą, ar ne? Nu pasakyk nuo savęs, aš jau visų pašnekovų klausiu to paties, vat ko manai Druskininkam dar trūktų kaip miestui? Aš manau, kad reikėtų miestui daugiau, aš nežinau, matai, kiek tas daug kartų buvau, aš buvau gal sumoj gal 10 kartų. Trūko, aš matau, kad gal neišnaudoti dalykai yra tai, kad tas miestas yra tikrai neapsakomai gražus, jis yra bendram kontekste tikrai išskirtinis, jis man yra labai romantiškas, tikrai labai romantiškas, jeigu aš galėčiau ten nuvažiuoti, tikrai neperdedu ir koks nors reikėtų filmo sceną filmuoti ir tai turėtų būti kažkoks pasimatymas, sakykime, ten reikėtų vaidinti, nežinau, kompozitorių, dar kažką, tai būtinai tai turėtų būti Druskininkuose, nežinau kodėl. Iš tikrųjų, o gal ko trūksta, tai tiesiog, kad gal miestas per mažai džiaugiasi savo turimais privalumais, ko neturi kiti miestai ir tą gal reikėtų čiūčių daugiau išnaudoti. Bet tai, ką aš sakau, tai yra pakankamai abstraktu, kai aš sakau romantika, ramybė. Jis iš tikrųjų tą turi, o kaip tai daugiau išnaudoti, čia reikėtų turbūt jau kreiptis į specialistus, bet tas miestas iš tikrųjų yra išskirtinis bendram kontekste, ten ir man tikrai buvo labai gera. Aš matai tos vietos, aš tiksliai negaliu to paaiškinti, bet net ir pavyzdžiui tose paprasčiausiose gatvėse arba šaligatviuose, net kurie yra pakankamai atviri, man pasirodė pakankamai didelės erdvės, pakankamai yra erdvų, net einant šalia pro daugiabučius, ten aš dabar nežinau, kur ta stotelė, kad ir tas patys einant prie paminklo, ten, reiškia, nežinau, man net rudenį, grubų rudenį, kur nors lyjant, man ir tada būtų gražu. Supratau, tave erdvė sužavėjo. O tai iš kur tu kilęs? Tu gal kilęs iš kažkokio miestelio, kur labai maži šaligatviai? Aš kilęs šiaip iš Klaipėdos rajono Dituvos kaimo, bet aš Klaipėdoje tikrai didžiąją dalį prabūdavau ir ten šaligatviai gana siauri, todėl kad norint atitikti ES reikalavimus, reikėjo šaligatvius labai perskelti per pusę, nes anksčiau, kur vaikščiodavo žmonės, yra padaryti daugiau negu pusė, privalomas, reiškia, plotis, takas padarytas yra dviračiams. Na, žinoma, tas takelis susiaurėja pėsčiajam. Nors ir Klaipėda man neatrodo neerdvė, jinai yra pakankamai erdvus miestas. Bet erdvė man yra svarbi apskritai gyvenime. Greičiausiai dėl to, kad gyvenau kaime, dėl to mačiau tos laukus, gyvenau tose laukuose, galėdavau bristi į pievas ir pasislėpti tose pievose ir niekas manęs būtų neradęs, kaip priešingai Kinijoje, kur esi vienas prie kito. Kaip sako, jeigu kur kūno kalbos knygoje yra padarytas eksperimentas, kada žmogų paėmė iš Kinijos ir žmogų iš Amerikos, jie vienas su kitu kalbėdami, jie visą laiką su greitinta kamera pasižiūrėjus, jie visą laiką prašoko valsą, nes vienas yra įpratęs kalbėti iš arti, kitas iš toliau. Ir, žodžiu, visą laiką jie prajudėjo. Tai lygiai tas pats, bet mano gyvenime čia galima taip moksliškai, sakykime, galbūt paaiškinti. Bet ir šiaip ir pojūčių, ir muzikoje, sakykime, arba ten teatre gal kitais aš dalykais užsiėmęs, bet muzikoje ypatingai man labai svarbi yra erdvė. Kažkur toli skambėtų, kažkur nepasiekiama, kažkur toli gal aidas, girdėjau, negirdėjau, gal įsivaizdavau, gal susikūriau, bet kažkur toli. Gerai, Gabrieliau, aš manau, kad laikas jau čia pabaigti. Mes dar prišnekėsim su tavim ir spėjau mikrofoną išjungs ir mes dar toliau savo skirmingai šnekučiuosimės. Ar, klausyk, ar nepamiršom, ką nors įdomaus dar aptart radijo eterį, nekasdiengi tokią progą? Aš noriu palinkėti. Taip, noriu palinkėti tokio įdomus, aš jaunas žmogus, aš neturiu didelės patirties, negaliu gal kai kurių dalykų pagrįsti skaičiais, kažkokiu išsilavinimu, bet aš noriu palinkėti taip, kaip aš šiandien suvokiu ir ant kiek kartų jau ir spėjau gal ir paverkti, ir padėjuoti, ir pabambėti, ir ko aš ir dar iki šiol negaliu atsikratyti. Aš vis tiek norėčiau visiems labai palinkėti šviesos, erdvės, ieškoti paslapčių, kažką atrasti ir tikėti stebuklais. Ir stebuklais
tais, kurių galbūt ir niekada ir nebus įmanoma išsiaiškinti. Ačiū tau, aš tau linkiu būti savimi ir toliau ir tiek, net čia ką daugiau ir kalbėti. Tai su jumis šiandien buvo laida Radio Džemas. Linkime saugios, smagios kelionės tiems, kurie šiuo metu yra kelyje. Ir pabaigai Gabrielius nuo savęs jums uždės pačią mylimiausią savo dainą. Tai su jumis kalbėjusi Mantas Meškirys ir Gabrielius Zapalskis ir iki kito šeštadienio. Iki.